Labai malonu jūsų tiek įšilusių matyti. Aš esu iš kompanijos Adneto, tai labai trumpai, dirbame jau 9 metus internete, Latvijos, Estijos ir Lietuvos. Ir kampanijų skaičiumi, kurias leidome ar dalinai leidome nuo 2007 metų, jų būtų virš 4000. Tai šiokį tokį know-how susirinkome iš tikrųjų apie reklamos kaip medijos internete specifiką. Dabar šiandien apie ką aš kalbėsiu. Kalbėsiu galbūt šiek tiek, pasistengsiu perteikti tą požiūrį į reklamą internete ne nuo banerio pačio, ne nuo praktinių ten kažkokių tai visokių dalykėlių, apie kuriuos kalbėjo Šarūnas, ar nuo praktinių dalykėlių Facebook'e, apie kuriuos kalbėjo Vaidas. O grinai iš tokios strateginės taktinės pusės. Žiūrėt, nuo ko prasideda apskritai veiksmai internete. Ir pats turinys susideda iš pagrindinių principų, pasiekimo kampanijų taktikos, įsitraukimo kampanijų taktikos ir po to brandingo įtaka pardavimams online. Ir tai darau todėl, kad realiai vertinant visas kampanijas internete, jas būtų galima suskirstyti į 2 tokius ešalonus. Tai yra viena žinomumo didinimo dalis ir antra yra pardavimų skatinimo. Kuo šios 2 dalys skiriasi? Tai pirmiausia tuo, kad pirma dalis žinomumo didinimo tai yra visos kampanijos, kurios neveda vartotoją prie galutinio veiksmo, tai yra pardavimo internete. Įsivaizduokim prekybos centrų kažkokios tai akcijos. Visa, ką su jomis galime pasiekti, tai kaip įmanoma geriau įlysti vartotojų į galvą, kad jisai po to offline, eidamas parduotuviai, rinktųsi tą prekės ženklą arba apsilankytų vienoje kitoje vietoje. Tuo tarpu pardavimo skatinimo kampanijos yra orientuotos į jau konkretų veiksmą internete, kad aš vartotoją atsivedęs, jį apdirbęs, kad jisai nueitų ir nusipirktų, ką aš noriu jam parduoti. Tai šiandien mano visas pranešimas koncentruosis į pirmąją dalį, todėl kad manau, kad tai yra mažiausiai liečiama tema apskritai Lietuvos internete, nes jinai yra pati išlikščiausia, dėl tų pačių banerių užkniso juodai, dėl nepamatuojamumo žymiai yra patogiau kalbėti apie į CPA orientuotą skydelį, CPA orientuotą kampaniją, kur aš moku už vartotoją ir kai vertinu pardavimo kainą. Bet kokiu atveju be žinomumo didinimo kampanijų negali išsiversti joks big brandas ir lygiai taip pat negali išsiversti ir online pardavimai. Ir gale pranešimo paaiškinsiu kodėl. Taigi, žinomumo didinimo kampanijos internete. Apie kokia tai reklama apskritai, jeigu kalbant jau į galutinį tą produktą, apie tuos reklaminius skydelius, tai jų yra įvairiausių. Pradedant paprasčiausiais, kurie tiesiog jums pateikia informaciją apie prekės ženklą, apie siūlomą produktą, akciją ir panašiai. Jūs paspaudę ant jo, nueinate ir gaunate dar papildomą informaciją apie produktą. Daugiausiai jūs galite tenai palikti, sakykime, savo elektroninį pašto adresą, tačiau ko iš jūsų laukiama, tai kad jūs kažkur tai po to ant žemės jau nueitumėt ir įsigytumėt tą prekę. Arba kažkokie tai vaizdiniai visiškai interaktyvūs baneriai, kurių keletą pavyzdžių pristatė Šarūnas, kur vartotojas skatinamas kažką tai veikti. Taigi, jeigu žiūrėt taip iš viršaus, žinomumo didinimo kampanijos vienas dažniausių ir pagrindinių tikslų yra, ko mes galime tikėtis iš interneto medijos, tai yra pasiekiamumo. Ir pasiekiamumas Lietuvoje, jeigu tai pasižiūrėti į tą top 20-uką, jis gali būti įgyvendinamas ganėtinai paprastai. Tai yra realiai mes turime 1,6 milijonų vartotojų pagal Gemius Audience. Nežinau, ar šis skaičius teisingas, bet tai yra valiuta, sakykime, kurią mes parduodam ir visi rinkos dalyviai perka. Ir su top 20-uku galime realiai pasiekti 95% auditorijos. Apie auditorijos tyrimus Gemius Audience aš nežinau, nesiplėsiu, tiesiog pasakysiu, kad jie yra pagrindinis įrankis tiek Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, tiek Lenkijoje, analizuojant interneto auditoriją pagal socdemografinius parametrus, pagal lytį, amžių, miestą, kur kokie vartotojai lankosi ir panašiai. Martynas, kiek pamenu, kažkuriam pristatinėjai, kaip ten gaunami tie duomenys ir tai šitą vietą irgi nesiplėsiu, nes pranešimo tikslas yra ne tas. Ir jeigu žiūrėti tą mūsų top 20-uką Lietuvos interneto, tai išsiskiria labai aiškios 3 dalys.
kokios jos yra. Tai pirmiausia, turime 7 naujienų portalus, kas tokiai mažai šaliai kaip Lietuva yra nesuvokiamai daug, nes tikrai esame raštingi ir ištroškę žinių. Toliau turime bendruomeninius puslapius ir galiausiai turime skelbimų. Žodžiu, mėgstame tenai ieškoti kažkokių tai prekių. Ir pagrindiniai principai žinomumo didinimo kampanijų internete, kai mums reikia pasiekti kažkokią tai auditoriją, tai pirmas tai yra matomumas. Mums reikia, kad mūsų prekės ženklą matytų. Ir šią galimybę mums suteikia Adformas, kurio pagalba mes galime išmatuoti, kiek mūsų užsakytos reklamos buvo parodyta vartotojo ekrane, kiek procentų parodymų, tai galima išvesti į laiką, kiek tos reklamos realiai buvo parodyta ekrane. Ir jeigu aš kažkur nusipirkau reklamos ir man sako, mes tau duosime čia 10 milijonų parodymų, realiai labai svarbu, kad jie visi būtų parodyti vartotojo ekrane. Ir yra net didžiuosiuose portaluose pozicijų, kurias išmatavo su tuo pačiu Adformu, matome, kad tik 14% visų parodymų rodoma vartotojo ekrane. Todėl tą siūlomą parodymų skaičių galima drąsiai sumažinti 80 šiuo atveju, tarkim, kokiais 6%. Lygiai tas pats yra, kai mums sako pirk CPC poziciją, tada tu gausi srautą ir plus įvaizdį nemokamai. Vėlgi šito vietoje, jeigu mes pasiskaičiuotumėm, kiek tų, tarkim, nemokamų parodymų gauname, bet kartu ir koks matomumas tos pozicijos, o dažniausiai CPC pozicijos yra apačioj, jos yra prastai matomos ir jų tenai tas matomumas gali sviruoti ir 10% ir 14%. Tai atitinkamai tą ECPM kainą mes galime išsivesti jau tą realią efektyvę ir palyginti iš tikrųjų, kokia iš tikrųjų mums tai yra vertė. Antras principas pagrindinis visų pasiekiamumo kampanijų internete ir apskritai medijoje. Tai mūsų tikslas yra pasiekti kiek įmanomai didesnę auditoriją, ar bendrą, ar kažkokią tikslinę, priklausomai nuo mūsų kampanijos tikslų, norimų dažnių, pageidautina kuo didesnių, kad ten pribumsėti tam vartotojui, už mažiausią galimą kainą skirmą. Mes norime skirti mažiausiai pinigų vartotojui, jį pasiekti ir dar duoti norimą dažnį. Čia nuo čia ir prasideda taktikų dėliojimas priklausomai nuo to, ko mums reikia internete. Tai pirmoji taktika mūsų gali būti pasiekimas. Tiesiog mums reikia pasiekti kuo didesnę auditoriją ir jiems paskleisti žinią. Per trumpą laiką man reikia pristatyti akciją, man reikia pristatyti produktą, kad kuo daugiau vartotojų apie ją sužinotų ir noriu tą žinutę įkalti, tarkim, 4 kartus ir noriu sumokėti kiek įmanomai mažesnę kainą tam vartotojui, tam unikaliam vartotojui. Todėl mano tikslas yra pasiekti optimumą. Tai yra, kad būtų didžiausias pasiekiamumas, optimalių dažnių už mažiausią kainą. Ir ką mes turime su to pasiekiamumu, tarkime, jeigu grįžtumėm prie to skaičiaus, kad top 20 pasiekia 95%, realiai kaip ir mes jį galime pasiekti, tačiau ganėtinai brangiai, dėl to, kad, vien, sakykime, yra 7 naujienų portalai ir jeigu pasižiūrėsime, pasimsime, tarkim, pirmąjį ir bandysime pridėti prie jo pagal su tais įrankiais žiūrėti auditorijos persidengimą, pridėti kitus, pamatysime, kad dauguma portalų auditorijos persidengia 80%. Vadinasi, galima, aišku, už didžiulį biudžetą išsipirkti reklamos tenai 100% ir pasiekti visą tą auditoriją, jau tada dažnį generuojant labai didžiulį, tačiau įprastai, kai kampanijos tikslas yra paskleisti žinutę, kuo didesnė auditorijai, siekiama efektyvesnių būdų. Tai yra vienas, pirmiausia, galima bandyti iš tų puslapių dėliotis savo geriausią rinkinį, kad auditorijos persidengimas būtų kuo mažesnis, taip pasiekiant tą didesnę auditoriją. Arba galima ieškoti technologinių sprendimų, kaip man eliminuoti šitą persidengimą. Tai dabar iš technologinės pusės, jūs turbūt visi žinote, kaip transliuojama internete reklama. Tai yra, kad fiziškai tinklapyje nėra reklaminio skydelio. Kad jis jums parodomas, tai yra atsiunčiamas iš reklamos serverio tada, kai jūs žiūrite į puslapį. Tai yra, jūs esate sausainis, cookies. Ir jūs pamatėte tą reklamą, jūsų tas sausainis, jūs esate įsimenamas. Ir toliau galite būti sekamas, priklausomai nuo to, kuriuose puslapiuose jūs lankysitės.
Tai mums leidžia nustatyti dažnio ribojimą. Tai yra būtent šitas aspektas, kuris mums leidžia iš daugelio tinklapių išsigaudyti unikalią auditoriją